7 valandos ryto ir mes pradedame naują dieną. Sveiki visi skubantis į darbą, skubantis į mokyklą ir vis dar snaudžiantis bedarbiai. Tikiuosi, kad nenutrūko jums raištelis, nepatekote į eismo kamštį ir neapkramtė kaimynų šuo. Geros jums dienos ir pradedam. Lietuvos vyrų futbolo rinktinė patyrė triuškinamą pralaimėjimą prieš Ukrainos regbio rinktinę. Rezultatas 84-0. Lietuvos žaidėjai po daugybinių kaulų lūžių ir kitų sunkių sužalojimų bus gydomi ambulatoriškai. Rinktinės treneris įvykio nekomentavo. Maskvoje savaitgalį vyko pasaulio sunkiosios atletikos pirmenybių etapas. Lietuvos atletams sekėsi sunkiai. Po NBA vykusių varžybų spaudos konferencijos metu Lietuvos reporteris juokais paklausė LeBrono Jameso, ar jis mato save žaidžiantį Lietuvos krepšinio lygoje. Tačiau dėl kalbos barjero LeBronas klausimo nesuprato. Ką tik baigė skambėti puikus muzikinis kūrinys, kuris buvo įrašytas Londone 1994 metais kovo 9 dieną. Įrašų studijoje Mad Lad Records. Ir būtent tą dieną studijos savininko Roberto Britloko 8 metų kalytė Ruby atsivedė 7 anglų cocker spanielio ir prancūzų buldogo mišrūnus, iš kurių 4 buvo patinai ir 3 patelės. Ką tik eteryje grojęs kūrinys yra mano ir šios nuostabios muzikos santykių kaltininkas. Kūrinys, kurį pirmą kartą išgirdęs, supratau, kad tai yra, ko trūko mano gyvenime. Ir nuo šiol mano širdis plaka džiazo ritmu. Tikiuosi, kad jūs taip pat galite klausyti ne tik ausimis, bet ir širdimi. Labadiena, sveikinuosi su jumis aš, Tomas Naujokas, labai džiaugiuosi pradėdamas savo karjeros, aš čia nepradedu, pakeičiu darbo vietą ir labai malonu, kad klausote. Nuo šiol kiekvieną trečiadienį 7:30 įsijungia radijo imtuvą, atsiprašau, 6:30 įsijungia radijo imtuvą, girdėsite mano balsą ir naujausius Europos hitus. Eteris, ne? Let's start the party. Kas man gali pasakyti, kokia šiandien diena? Taip, penktadienis! Penktadienis! Ir norėčiau tai kartoti visas likusias 2 valandas iki kol baigsiu savo darbus ir judėsiu tiesiai į klubą, kur noriu sutikti jūs visus. Jei pamatysit mane, reiškia jūs teisingoje vietoje. Penktadienis, kaip man patinka neiti į darbą savaitgaliais. Sveiki visi, kas dar nemiega, sveiki visi, kas atsibudė galbūt nuo penktadienio, galbūt pabudote tik ką, tik 4 valanda ryto ir mes tęsiam antrą savo mikso valandą. Su jumis Lukas Nemiga. Keliaujam į sekmadienį.